Lietuva, našlaitėlių dainom nemari, kur, sakyk, tu šią dieną eini? Radio Show. Labas, tu, kuris žiūri šį vakarą mūsų programą. Patinka ar ne? O nieko padaryti negali, jeigu nepatinka. Gal negali perjungti kitą kanalą? Tai turbūt šitas gi nėra to distancijos. Ančinio valdymo. Kalmėti sušikti, štai nepatinka, nežiūrėk. O mes sakysim, ką norim dabar. A tu šviedry, taigi nieko negali mums padaryti. Nori prikirpti alę įstatymų mažą. Taigi tokie kaip tu ir prikūrė tų įstatymų su mumis. Nieko negalit padaryti. Žiūrėk, išraudė kaip burakai. Nieko. Nu gerai, taip sakant, pradedam savo šou. Velykos buvo. Velykos, vakar. Ale atšventėm Velykas. Buvo per Velykas daug renginių pas mumis parapijoje įvyko. Buvo linksmų, bet kai visat suteršia būdavo, kaip ruskai sako, nuo Bielso obuolys netoli krenta, ir kai vienoje šeimoje urodas būna gimęs, tai parapijoje buvo tokių, kur prisigėrė ir bažnyčioje priviemė. Tai va tiesiog šujame visus miliciją ir išvežė. Nespėjo išvežti, sudraskė visą parapiją, rapijoškė visus ant gabalų sudraskė. Aš tai žinau, kad kažkokį tai pankai šiautė visą. Jo buvo. Tai papasakysiu, ale žinai, koks sutapims, žinai, pažiūrėjau. Togi žydų irgi šitos Velykos vienu metu. Tai pasirodo, matai, panašiai švenčiam. Nu, kaip jų šventė į mūsų šventę, žinai, lietuvių. Tai vienu laikogi švenčiam. Ką čia taužiai, negali šitą būti? Taip, su žydais mes švenčiam vieną savaitę. Ale žinai, žydai šitos, kur macus kepa, šitas gyvan vaikų kraują įmaišo. Nu, aš tai šito netikiu, bet... Žmonės šneka, žmonės žino. Nu, va, aš karts galvoju, nu, žiūrim, nu, žydai, nu, klausyk, nu, tai... Bet jie tos vaikus gal tikrai, klausyk, pjauna. Tikrai, žmonės. Bet pagalvoju, nu, negali šitą. Nu, ale iš kur kalbos atsiranda tokios? Nu, jo, žmonės šneka. Žmonės šneka, žmonės žino. Taipūnas ant liežuvio ne šiaip savo užkrent. Šalta stovėti prie ežerėlio. Kava. Nieks nekimba. Speckorespondentas Filadelfijos radio šou rubrikai kitame gale Filadelfijos. Час Збігнєва kalba. Бував Ленкію, хебра, не подсекесите. Ну выживал планките девинты кисели, ну ванзини. И режинут Ленки, токи гара традиции, католику, шита кат генегальма, шитуги, презервативу на удоти, и раборту дари сенегальма, и ртадзел висус Ленки с вожой Калининградской области, и ртян ем с подаров из Кореи. Teisingai, bet manau, kad Lenkai tai gerai pasidarė. Šitą Lenkų ir lietuvių tikėjams vienos lietuviškai tieki vis... Lietuvių geresnis tikėjimas. A pas mumis, klausyk, galima daryti abortus? Galima daryti. Vat, pamenu šitągi, pavyzdžiui, pas manį dabar, vat, kai mano šeimoje, vat, toks bronius, kur vienas iš daugelio bronių, kur ant Lietuvos gyvena visi. Žiūrėk, kaip aš gimiau, pavyzdžiui. Nu, papasakok. Tokia istorija, reiškia, nu, žiūrėk, mano viską tėvai negalėjau naudoti šitais gumytėm, nes net nežinau, kad toks yra, bet to tikėjams draudžia lietuvių. Va. Ir kai mano motina mane pradėjo nešioti pas save pilvę, tai jai buvo 11 metų ir jinai negalėjo daryti aborto, nes buvo draudžiama ir pinigų nebuvo ant aborto. Ir pagimdė jinai mane būdamos 11,5 metukų. O kas tėvs? O tai ką, žinau, kiba man įdomu, kur tai šitągi padarė ir dinga kur to, nu tai va. Tai, nu ką šliepši. Nu tai tokia, bet nesiskundžiu, va, kišti nebloga buvo. Buvo mūsų 15, tokių dar prieš mane buvo 2 gimę ir po to visi likę. 11, fak, skaičiuot nemok. Va, ir nieko užtekdavo visiems, turėjom vieną karvę.
kiaulės dvi, nu ir kartais kai karvė pieną neduodavo, tai kiaulio pieną gerdavom. Šuns buvo toks neblogs šargis šuniuks mūsų, va, tai aš irgi jo šitą gerdavau jam pieną, va, jo į šitą. Po to motinai pasimaišė prots, galvoj šūdai pradėjo virduliuoti. Ir kai 14 metų buvo, tai Kalūkė pirmininkas ją nuvežė į rajonų centrą, į psichoneuropatinę kokią tai gydyklą. Ir mes po to ją lankydavom ir jinai taip ant akių švyždavo, kaip šitągi neužmirštuolė, ar kaip Nu, nu, baisiai gyvenai, baisiai. Nu, neverk, broniau, neverk. Neverk. Visi mes taip sunkiai ant Lietuvos dabar gyvenam. Ale bet nieko buvo, aš tai dar kartą taip gimčiau. Ir dar trečią kartą. Aš tai pamenu, kai aš gimiau. Tai mūsų gimė kokiu tuzinas vienu kartu. A vienas iš mano brolių irgi albins, buvo visi albinai buvo. Išdūmė ant Amerikos, kaip tik laiku su vokiečiais per Portugaliją laivu. Ir dabar jis ten yra gerbiamas žmogus ir važinėja su šarvuočiu Gediminu. Самое нормальное, что я люблю делать весной, пожечь траву. Ну, aš irgi skaitau su Игорем, ėjom žolę, padzėgėm cigaretę, užsirūkėm ir... Горит трава, а потом эти все жучки, которые там сидят. Visi variukai, šitie, kur ant pavasarį išrėda visą, nu... Детские игры наши Ну, такие. чаги не кальцы žaidimai, svarbu, kad gari ясно, чтобы не погано. Гори, я. А потом менты сидели, виска мать, и Ришкевича шито пожарникус, а пожарник отважал, и продеет сосёс, и сало шлангас, а мясо Игорёку, и видишь, он первый ртю-тю. Утюга. И потоки той ветой падзиги, вот, герай. Visi tie, kurie čia atvažiuoja į Lietuvą ir mokina mumis, kaip gyventi reikia. Ką tu čia Savo patarimus visus galite susikišti užpakalį. Mokys mus čia lietuvius gyventi, kaip mokam, taip ir šokam. Atvažiavo čiagi kažkokia labai ilga valstybė, galva, sako, nehumaniška čia. Žmonės, kad žudom, a kiek ponia Frekenbok pati banginių šiandien prišaudė, ja? A kiek banginių prišaudė? Mokis, kol bus toks Bronius ir Česlavas, mirties bausmė bus Lietuva ir niekas jos nepanaikys. Nu, jau šiandien čia jau šitą temą. Pereikim prie linksmesnių dalykų. Greitai pasirodys mūsų kasetė. Ne tik nervisitės, kad televizorių kanalą Galės anūkas ar sūnelis nupirkti ir žiūrėti. Ir per videką žiūrės tą kasetę. Ir mokinsis, kaip daryti, kaip mumis darom. Jorai galim, meistrelį, mokyk savo vaikus. Gera daina. Radio Show. Вот kaip aš atrodžiau, kai iš vojskos grįžau iš Afgankos. Dirbau 10 metų baranką, sukiojau taksi parke, ant Volgos, po to ant Moskvyčiaus. Taksometras visat įjungtas būdavo. Bagiemčikus vyžojau, a to į bandytą kokį nuveždavau Šaškinę, a to į vokzalą. Geri laikai buvo. А dabar aš, собственно, dirbu реставратором, bažnyčias restauruoju, Sulenkų firma Budimex, a po to mane išmetė, a dabar aš vienas tokį personalinę įmonę atsidariau ir kai mane kas pakeičia, koks popas už vodkos butilką, aš celofaną ant kupolo padėdu jam padaryti. Ir saborą aš pats savo rankom atgrochal. Вот. Чтоб у вас у всех на душе Христос воскрес, братья. Ale seniai kaip ten nešnekėjom su šituo mūsų draugu, šeštijos kiulė mėja dujokaukė. Nu. Alio!
čia kalba estiškas vyrukas iš estiško miesto Tartu, tu kokia kiulėme. Aš jums nekingi lietuviai, paaiškinsiu viską atvirai, kadangi esu prisikėręs labai daug estiško alaus sako, kuris smirta savim, bet yra labai neblogas. Jūsų vėliava kaip Afrikos ir jūs niekada tokią vėliavą nepateksite į Europos Sąjungą, o mūsų vėliava yra labai graži, mėlyna, juoda, balta. Dabar aš paaiškinsiu, ką reiškia kiekviena žydų spalvų. Mėlyna reiškia saulė, juoda reiškia mūsų estų kraują, o balta reiškia tai, kad mes beveik tokie patys geri kaip suomiai. O dabar kalbės ne mano pusbrolis Mūtė, o kitas iš mano 15 pusbrolių, kaip kalė valoj, Voliumi. Bronius čia kalba. Nu tai nusprendėm padaryti tokį alternatyvinį video rolikų konkursą lietuviško. Va, ir nusprendėm su Česlavu ir kitais radio šou viską pabūti ir žiūri, ir dalyviais, kaip sakyt. Nes video menas vis giliau ir giliau braunasi pas mumis į gyvenimą. Atsiprašau, kad pertraukau, kadangi dirbau televizijoje režisierium, taip pat esu sukūręs ne vieną, o marės tų videoklipų visų šitų videorolikų. Pamenu tavo darbus visus tuos, ypač geri tie, kur juodai balti. Nu, tai kaip geras režisierius, tai aš negalėjau žiūrėti, kas dabar dedasi ant Lietuvos. Nu tai kągi, pereikim prie reikalo. Dabar nominacijoje geriausio videoklipo dalyvavo 5 videoklipai, o 3. Kažkur. 3 video, va. Ir 3 vietoj nusprendėme slaptų balsavimu, kad 3 vietoj yra grupė, ne popšio grupė, Estija iš Alytaus. O dainos pavadinimo nėra. Pažiūrėkime visi. Nesupratau, kas čia norėta pasakyti. Šiandien nesupranti ir nelys, sėdėk savo vietoje. Ne popšio grupė, kur roką tikra, čia... Ai, va. Antroj vietoj, va, kas, žiūrėk, Albino daina šiandien. Ale pamenu, kai padėjau šiandien šitą dainą ir rašinėti šiandien. Nu, pažiūrom. Pažiūrom. Man daug jau metų, net nežinau kiek, kažkas nestovi, bet kai sako, man vis tiek, kai matau savo atspindį, kur nors lange, ar kai sako vieno lito, banknote galvoju, padėk numirt man Filadelfija. Srutos lenda pro ausis, jaučiu jau šėliną, kai sako mirtis, sunkia problema, turiu niekaip numirti, negaliu, padėk numirt man Filadelfija.
joks angelas nepašvelgė iš manį, tik tu ir aš už jį. Drabužiai nebetinka man, jau 100 metų praeitį. Naktis užgriuvo, labai tamsu, taip stipriai smirdu, man baisu. Visi draugai seniai numiro, tik aš numirt, kai sako, negaliu, padėk numirt man Filadelfija. Ну, стариканас, Альбинка, dainelės bačina, vot kur rokeris, 100 metų dar dainuoja, kaip Valoska prieš 100 metų. Atsiprašau, ponas, jeigu gali pasėdėk, patylėk, negali. Momentas dabar režisierius padaryk taip, kad rodytų kuo iškilmingiau viskas. Bala, biški dar pamiršom, Albinui reikia įteikti iš kokią tai atminimo, da apšeis. Apšeis senas. Kad pirmą vietą, vat ir bus apdovanojama. Vat, pirmoje vietoje dabar prašom susikaupti. Česlovai, tik nepabėsdėk lemiamų momentų. Čia režisierius parašė tokį bairį pasakyti. Va, tai pirmoje vietoje Plėšių nagelį dabar labai dramatiška situacija. Va. O, Kas nešyplė? Atsargiai vidaus neperplėš. Ką tu manęs, kad aš moku plėšt laiškus, aš gyvenime aš kokiu 10 gavus. Žinau, kas tas ir. Va, ištraukiam. Va, šit pirmoje vietoj. Ale taip ir galvojau. Žiūrėk, pirmoje vietoj grupė, kuri vadinasi Bronius pristato Albiną. Čia mes su Albinu įrašėm. Va, daina vadinasi, kur auga laukinės rožės. Geriausias Lietuvos videoklipas. Va, prašom pažiūrėti. Ir po šito bus įteikimo ceremonija. Rūpintojėlio video ceremonija. Kitą dieną jis nuvedė mane prie upės, davė man rožę ir pabučiavo. Ir paskutinis dalyks, kur aš išgirdau, buvo mirtinas žodis vardai veidrodis grau. Kur auga laukinės rožės, kur auga laukinės rožės. Aš kaip visos komisijos pirmininkas, norėčiau dabar apdovanoti. Prašau, paprašyk, kad aš papasakočiau, kaip filmavom šitą klipą. Šits kaip tai va, filmavom. labai buvo sunku, atsakinga. Albinas visą laiką šitokį skęsdavo, kaip sakyt, daug prakaito. Ačiū už atsakymą, kaip sakant, ponas. Tai va, dabar noriu įteikti jumis mūsų jau ir prizą, kaip buvo šou, tokis mūsų lietuviškas specifinis šou, aišku, nes visi mūsų šou tokį, prašom, šits va dabar apdovanojimas. Tu daug apkabėk apdovanojimas. Čia kažkas smirda, burnas kvapas. Tai gal ranką daug paspausti. Prašom. Ai, kas čia? O, Jėzus Marija, nu fak, nu ai. Malonė matas apie operatorius, išjunkit kamerą. Norėčiau padėkoti mamai, tėčiui, prodiuseriams ir Gedimino bokštui. Kas? Gerai, tęsiam toliau mūsų radijo šou apdovanojimus. 95-96. Va, metai. Va, nu ką, dar turim tokių specialių nominacijų. Ir ilgai...
nu vaikščio. Ilgai negalvojom, nusprendėm, kad geriausias metų debiutas yra labai gera grupė iš Vilniaus, Tikėjimo žodis. Ir pirma daina iš šių albumo Tikėjimo žodis, kurį taip ir vadinasi, Tikėjimo žodis. Va, grupė Tikėjimo žodis, daina tai vadinasi ir albumas, diskas Tikėjimo žodis. Prašom pažiūrėti. Jėzus viešpats Lietuvoj, Jėzus viešpats Lietuvoj, Jėzus viešpats Lietuvoj. Nu va, dabar įvertinsime geriausią operatoriaus darbą. Va, grupė, kuri vadinasi Myslė, a daina vadinasi Sugrįžk Lietuvon. Prašau. Devotion, feeling, emotion. Don't be afraid to be weak. Don't be proud to be strong. Just look into your heart, my friend. What we eat, return to yourself. Sugrįžk Lietuvon, yeah.